Tai Artūrai, labai trumpai tada turėjai būti rytoj kovoje, ringe, tačiau žinom, kad nebus, jau surasta, kas tave pakeis, bet kilo šiokių tokių nesklandumų ir neiškumų, kodėl tavęs nėra. Taip. Nu, turiu su sveikata problemų, kas matė Instagramą, pateikiau tą išrašą iš daktaro, daug kas nepalaiko, kas palaiko, bet visi matot, skaitėt, kad ten iš daktaro, nei savo galvos įsitraukiau tai, kad negaliu kovoti. O jeigu galvoju, kad iš jų bijau dar kažką, tai dieną naktį aš pasiruošęs, gali paskambinti, jokių problemų. Tai vis dėlto, kas su sveikata? Kas tai buvo, kodėl vis dėlto pasitraukta, nuspręsta, nes papasakok trumpai. Būtent kažko konkretaus nesurado. Sako įtarimas, kad tas erkinis encefalitas, bet kai sako, kad yra, nėra, aš to nesakiau, yra įtarimas. Tai aš dabar noriu įsitirti pilnai, nes aš dėl to negaliu ruoštis. Aš dabar noriu pilnai įsitirti ir su Levickiu padaryti kovą. Būti savo geriausiai formai. Dovydas kažkaip mestelėjo tą, koks erkinis encefalitas žiemą, ar ne? Buvo šitą frazę nuskambėjo. Tai biškai žmonės, kurie nesupranta, taip galvoja, kaip erkiai kanda praėjant 3-4 mėnesiai, tada ta liga atsikelia, ne iš karto kando ir yra. Ne? Kaip pats pasirengimas, kiek suprantu, ta liga ir sutrukdė porą savaičių, kad turbūt turėjai išsibraukti, ar ne? Nes temperatūra dar kažkas, ar ne? Taip, pilnai turėjau išsibraukti. Šis negalėjau ruoštis normaliai. Pradedu ruoštis, galvas svaigsta, pykina, negaliu nieko daryti. Tai koks tai pasiruošimas, o varžovas rimtas kaip nebūtų, aš įvertinu rimtai ir noriu, kad kova būtų, kad aš būčiau savo geriausiai formai, kad niekam nebūtų klausimų. Tai tiek. Ko tikėjai būtent iš kovos su Dovydu? Žinau, kad ilgai jūsų istorijoje tas noras susitikti ringe buvo labai ilgai, labai daug kalbų, kad vienas nukelinėjo, vienas bijo, kitas bijo ir panašiai. Kaip iš tiesų buvo? Kaip tartasi, kiek laukta šitą buvo kova? Tai kova kokius 2-3 metus sulaukėm. Jisai pats, kai jis man pradėjo apie tą lygą kalbėti, aš jam nieko nesakiau. Kai jis su manim ketvirtukė turėjo kovoti, 20 minučių iki kovos jis atsisakė kovoti. Tai susirgo, lašalinė susidėjo ir viskas. Tai supratau, jo, sveikata viskas gali būti. Aš jo nežvengiau, nieko nesakiau, niekur. Tai suprantu, sveikata yra sveikata, o čia tik išgirdu iškart kažką. Aš tokių žmonių nesuprantu. Mums daug svarbiau mūsų sveikata, ne tie pinigai, kova, dar kažkas teisingai. Nebus sveikatos, kas toliau. Eiti rizikuoti savo sveikatą dėl kažkurios kovos, kur mes galime atidėti. Aš pasiruošiu gerai ir padarytą šou. Jokių problemų. Aš neatsisakau tos kovos. Kaip manai, kaip dabar, kuo viskas baigsis tarp Dovydo ir Natos Tupak? Tai manau, Natą pirmam raunde nukirs, nes Natas dar mažas vaikas, jam reikia užaugti. Tiek čia, tiek koviniam sportui. Jisai vaikas. Jisai nesupranta, ką jisai daro, kur jisai eina. Jisai sako, kodėl turi mane pakeisti šitoj kovoje. Tai tam turi kovotas, tau pinigus mokau, tai jis nepriverčia, aš tai neprašiau, kad eitų už mane kovoti. Pats sutikai su juo kovoti, jokių problemų. Tavo vietoj kiti galėjo būti. Tu sutikai. Čia tavo problema, ne mano. Ar rytoj stebėsi kovą? Taip, manau, stebėsiu, kodėl ne. Tiek čia šitus abudu noriu nunešti. Neapykanta jiems abiejams yra, kai tokias nesąmonės kalba, tai tokia apykanta yra. Tai noriu šitas 2 kovas padaryti ir jos abudu nunešti tiesiog. Artūrai, esi karšto būdo, ar ne? Tas dažnai prasimuša ir pačiam ringe, ar ne? Kartais tos klaidos net pasipila. Iš kur tas karštas būdas toksai? Nežinau, tas karštas kraujas mane ir biškai gadina. Tas karštumas, tas jaunas kraujas ir gadina. Tas gali kartais per tą karštą kraują labai daug prisivirt košės. Bet dabar stengiuosi laikyti rankose, kontroliuoti save. Bet jo, kraujas karštas. Tikrai. Labai greitai tapai, žiūrovų tokių numylėtinių, ar ne? Jau visi žino, ko galima tikėtis, kuomet išeidinėjai į ringą. Ir tu atiduodi tiek jėgų, tiek ir šou elementų, ir kojas, ir rankos skraido, ten visa kita, daug energijos, tos pačios emocijos. Jauti tą žmonių dėmesį ir palaikymą? Labai jaučiu, tikrai, labai jaučiu. Ačiū Jums, kad esate kartu mes stipresni, labai jaučiasi iš tikrųjų, kai palaiko, rašo, taip ateina į kovą, palaiko, rėkia. Labai smagu. Labai jie motyvuoja dar daugiau sportuoti, kad nenuvilt jų. Nebijai žvaigždžių ligos? Kažkaip nebijau. Aš paprastas vaikinas, kur aš nebūčiau, toks pat būsiu. Kokiam viršūnė nebūčiau. Koks buvau paprastas, toks ir būsiu. Basas gimiau, basas ir mirsiu, kaip sakoma. Jau pavyko atsikratyti Remygos pravardės, nes anksčiau, prisipažinsiu, tiek aš pats galbūt bandžiau tau ją nepriklijuoti, bet tiesiog taip gavosi iš tos pačios energijos, plus ir daina buvo ta pati, su kuria Remyga išeidinėdavo. Tai jau
atsiriboji nuo to, jau niekas nevadina naujojų Nu, kaip Remyga. sakyčiau, aš nuo to nenoriu atsiriboti. Čia mano mylimiausias kovotojas, kuris yra. Aš nebandžiau to atsikratyti, bet dar išliko. Ir tai būna. Jeigu žmonės lygina, tai lygina. Man malonu, kai su tokiu kovotojų lygiu lygina mane. Bet tiesiog noriu, kad ir įsimintų ir mano vardą. O kad ta pravardė yra, jokių problemų. Jisai, kaip sakoma, Lietuvoje buvo didžiausia žvaigždė. Iki dabar, amžinatilsio dabar nėra, bet visi atsimena jį. Man Kada tik pirmą malonu. kartą pamatėjai Remygos kovą, kiek metų buvo, prisimeni? Nuo pat vaikystės žiūrėdavom ten 10 metų. Augdavau ant jų kovų, ten žiūrėdavau, kai jis jungia tus žmonės, ten iš to kelieno, iš to pačio suktuko. Aš degdavau. Labai, nuo pat mažens žiūrėdavau tas kovas, treniruodavau, stengdavau kartotus visus judesius. Kokią turi svajonę dabar? Kur galvoji, ta karjera gali pakrypti, nukeliauti, vizija, tikslas, nežinau, kaip be pavadinu, svajonė galų gale? Nu, svajonė, kuri tik svajotų. Čia tikslas. Tikslas daug pinigų įsidirbti ir viskas, apie nieko negalvoti ir tas pinigus leisti tiesiog. Tokia svajonė, kaip manau, daugelis kovotojų, daug pinigų įsidirbti. O kur, kada, su kuom skirtumai nėra, svarbu geras čekas, kad būtų smagu. Gerai, Artūrai, jeigu taip drąsiai apie pinigus šnekam, tai gali pasakyti, ką esi ne brangiausia, bet galbūt tokio įdomesnio nusipirkęs už honorarą, kurį gavai galbūt už kovas. Nu, kažkaip nelabai nėra tokio kažko įspūdingo, nes kol kas iki tų honorarų netajau, kad nusipirk kažką įspūdingo. Nieko įspūdingo. Va, ant nuomos paėmiau mašiną ir sudaužiau. Papasakok, čia jau įdomu. Tai kai buvo, tik pradėjo tie orai, snygo, važiuoju ir norėjau persirikiu. Biškai per staigiai su vairu pradėjo mėtyti, mane ir apytvarą atsitrenkiau ir tiek. Kaip sakant, gyveni ir mokaisi. Taip, taip. Kada dabar bandysi ar Natą, ar Dovydą kviesti revanšą? Aš suprantu, kad su sveikata dabar nėra aišku, kada jinai galbūt pagerės, atsistatys, kada diagnozė bus, bet kada norėtum. Taip, aš norėčiau vasario 22, bet jeigu su Viktoru susitarsim, nesipyksim, nes dabar viškai tarp mūsų vyksta tokie pykčiai, tai manau viskas bus gerai ir vasario 22 pirmas Levickis arba Natas skirtumo nėra. Tai būtent šitas dvi kovas, nieko kito nenoriu, tik šitus du žmonės.